savaitgalį dukra per savo gimtadienį gavo visai nemažai gėlyčių. Ir, iš tikrųjų buvo labai karštos dienos ir nors ir vėsinomis kondicionierium, bet vis viena gėlėm buvo, šiek tiek per karšta ir kai kurios gėlės gerokai apvyto, todėl bekeičiant vandenį, kai kurias pašalinsiu, kitas pabandysiu atgaivinti. Labai smagu, kad dauguma gėlių iš tikrųjų minkštaisiais koteliais, todėl jos šiek tiek stovi ilgiau. Ir keičiant vandenį, joms yra būtina daryti šiek tiek įstrižą pjūvį. Ir šiuo atveju pašalinu didžiąją daugumą lapų nuo kotų. Tokiu būdu žiedai daugiau gaus drėgmės, vandens, atsigers ir atsigaus. Įdomiausia tai, kad tikrai nemažai žmonių atnešė gėlių, bet visi kažkaip labai, kaip susitarė, labai suderino spalvas. Tai štai kokia gavosi puokštė. Nors vaza šiai puokštei šiuo atveju nėra pati tinkamiausia.